Ekrano filmavimas. Ekrano filmavimas, angliškai screen capture, yra monitoriuje, televizoriuje ar kitame vaizdo išvesties įrenginyje matomų elementų įrašymas kompiuteriu. Visą tai galima atlikti naudojant programinę įrangą tokią kaip Wing, Camtasia Studio, Webinar ar kitas panašaus pobūdžio programas. Aptarsime vieną iš jų plačiau. Wing skirta vaizdo pamokų ir prezentacijų kūrimui, pavyzdžiui Microsoft Word, Excel ar kitoms programoms. Naudojant Wing, fotografuojamas ekranas galima pridėti paaiškinimus, mygtukus, pavadinimus ar nuorodas, bei taip sukurti labai veiksmingą pamoką. Wing priskiriama asinchroninėms mokymosi priemonėms, tai mokymasis, kai mokantysis ar mokomąją medžiagą pateikiantysis yra kitoje vietoje ar kitu laiku, nei ją gauna bei su ja dirba besimokantysis. Pažvelkime, kokie sistemos komponentai sudaro šią sistemą. Taigi mums reikės kompiuterio, įvesties ir išvesties įrenginio garsui įrašyti, bei vaizdui įrašyti, tai būtų videokamera. Norint dirbti šią sistemą, užtenka kompiuterinio raštingumo žinių bei anksčiau paminėtos kompiuterinės įrangos. Priklausomai nuo to, ką norime atlikti ir kokios galimybės yra dirbti su mūsų naudojama programa. Šių įrankių privalumai yra tokie, kad jais paprasta naudotis, intuityvi jų vartotojų sąsaja užtikrina greitą programos įsisavinimą. Sukurtą įrašą nesudėtingai galima praturtinti multimedia elementais bei suteikti interaktyvumo. Tačiau darant įrašą reikia stengtis daryti kuo mažiau klaidų ir viską atlikti gerai iš karto, nes turinį sunku redaguoti arba atsiranda negražių perėjimų tarp elementų. Didžiausias trūkumas yra tas, jog geri įrankiai yra mokami. Tokie įrankiai turi papildomų galimybių, suteikiančių laisvės apdorojant nufilmuotą medžiagą. Apžvelkime Wing programą. Tai pagrindinis programos langas, kurį sudaro keletas komponentų. Apačioje matome viso įrašo metu padarytų nuotraukų seką, kurios atvaizduojamos programos centre. Viršuje yra meniu veiksmams susijusiems su projektu atlikti, tai yra kurti naują projektą, atidaryti jau esamą, saugoti. Mygtukai nuotraukų sekai valdyti, tai yra ištrinti, kopijuoti bei naviguoti per mūsų seką sukurtą projekte, bei projekto viešinimo, eksportavimo parametrams skirti mygtukai. Dešinėje matome juostą, kurioje galima pasirinkti ir valdyti multimedia elementus. Parodysiu, kaip lengvai galima importuoti juos. Taigi paspaudus mygtuką lengvai įsikeliame navigacijos mygtuką, kurį galima valdyti juostoje esančiais parametrais, pridėti papildomų elementų bei juos keisti pagal savo poreikį.